Šilutės sovietų karių kapinės tai memorialas, įkurtas po Antrojo pasaulinio karo, skirtas Sovietų sąjungos kariams, žuvusiems kovose su nacių okupantais. Kapinės, įsikūrusios miesto centre, šalia seniūnijos, ir ilgą laiką buvo svarbi vieta, kurioje vyko kasmetinės minėjimo ceremonijos. Kapinėse stovi paminklas, vaizduojantis moterį, laikančią austą tautinį rankšluostį simbolizuojančią lietuvę motiną, pasitinkančią iš karo grįžtančius sūnus. Tačiau šis paminklas sulaukė prieštaringų vertinimų. Kai kurie šilutiškiai išreiškė nuomonę, kad toks simbolis gali būti laikomas okupacinės valdžios priminimu, o ne tik atminimo ženklu. Dėl šios priežasties kilo diskusijos dėl paminklo likimo ir galimo jo perkelimo į kitą vietą. Svarbu pažymėti, kad kapinės buvo įkurtos ne tik kaip atminimo vieta, bet ir kaip ideologinis objektas, siekiant pabrėžti Sovietų sąjungos išvadavimo vaidmenį. Dėl šios priežasties kai kurie istorikai ir visuomenės nariai kelia klausimus dėl kapinių tikroviškumo ir jų paskirties. Šiuo metu kapinės ir paminklas tebėra Šilutės miesto centre, tačiau jų ateitis ir galimas peržiūrėjimas lieka atviras klausimas, priklausantis nuo vietos bendruomenės ir valdžios sprendimų.